Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis autokultūros žurnalas Automašinistas, laida apie autotransportą ir ne tik. Kaip ir buvo kalbėta anksčiau, mūsų žurnalo susistemintas naujas metodas autokultūros vystymui jau turi konkrečias suformuotas pagrindinės įgyvendinimo praktikoje formas. Konkretizuodami savo teorinę liniją praktinių lygmenių, turime pirmiausia detaliai išnagrinėti metodo turinį bei santykį su kitomis veiklos sritimis. Naująjį metodą pagrinde išreiškia 3 kriterijų kombinacija. Nuosekliai taikydami žmogaus viršenybės prieš techniką principą, specifiniams sąlygoms bei poreikiams eisme, autokultūros vystymą traktuojame pirmiausia kaip bendrųjų žmogaus gebėjimų santykėje su aplinka kultivavimo ir plėtojimo klausimą. Ar tam reikalų turime mokytis ir gilinti kelių eismo taisyklių žinojimą? O gal turime tiesiog vystyti savo vairavimo patirtį kelyje? Tam formalios taisyklės tikrai netinka. O ir pati vairavimo praktika tiesiogiai neapima tų sričių, kurias liečia šis reikalas. Eismo praktika yra pagrindas ir tikslas, bet priemonės gali ir turi išeiti už jos ribų. 3 kriterijų kombinacija remiasi konkrečių priemonių panaudojimu pagal specifinį išskirtą priešingumą. Pirmasis kriterijus – dinamikos ir statikos priešingumas. Antrasis – koncentracijos ir daugiafunkciškumo priešingumas. Trečiasis – reakcijos ir pasyvumo priešingumas. Visi šie kriterijai turi tuos priešingumus atitinkančias veiklas praktikoje. Specifiškai parinktas priemonės bendrųjų žmogaus gebėjimų vystymui. Kiekviena priemonė 3 kriterijų kombinacijoje yra santykinis naujojo metodo pritaikymas autokultūrai vystyti, bei sudaro atskiras temas aptarimui ir detalizavimui mūsų laidose. Esminis 3 kriterijų kombinacijos bruožas – vystyti tas veiklos sritis, kurios sąlygoja mąstymo pakeitimus ir vice versa. Tai yra principinis pagrindas eismo santykiams keisti ir autokultūrai vystyti naujojo metodo pozicijomis. Na, o dabar padarykime reklaminę pertraukėlę.
Ваши запросы направляйте по адресу Москва, Г200, Автоэкспорт. Taigi, grįžę po reklaminės pertraukėlės, pasižiūrėkime rubriką Atsitiktinio praeivio pastebėjimai. Didelio greičio troškimas, taip pat kaip ir godumas pinigams. Visada atrodo, kad gali būti dar ir dar, o rezultate vis tiek lieka tuščia. Bet turbūt taip ir turi būti, kai bandai aplenkti pats save ir dar bėgdamas atgal. Pristatė 3 kriterijų kombinacijos esmę. Tolesnėse temose nuosekliai gilinsimės į naujo metodo autokultūros vystymui formas ir konkretų pritaikymą praktikoje konkrečių priemonių pavidalų. Gilinkime autokultūros teoriją kiekvienas. Kūrybiškai keiskime visų bendrą eismo praktiką. Dėkoju už jūsų dėmesį, gerbiami žiūrovai, iki susitikimo kitose laidose.